Laikrodį parduodat elektroniką? Kas parduoda? Aš. Kas toksai? Jums reikia laikrodžio ar ne? Reikia. Elektronika. Nu, Tarybinis laikrodis. Geras. Reikia laikrodį man? reikia. O už kiek parduosit? Ne, tai ne aš parduodu. Tai aš parduodu. Nu tai gerai, a kas čia skambina? Aš. Taigi Juozas. Iš Šilutės kaimo. Nu. Nu, Tai ar tu nemačiau, tu ieškai elektroniką laikrodį? nu. Nu. Tai reikia? Ar jis geras tas laikrodis? Kas aš geras? Aš negersiu nieko. Ne. Ar jis geras tas laikrodis? Geras! Laikrodis tai pas mane geras, jis viską rodo. Iš tarybinių laikų. Nu. Na, neblogas. Tai kaip aš dabar jums pasieksiu? Ką patieksi? Ką pad? Nesupratau. Nu tai kaip, gerai, tai jūs parduodate, ne? Nu, parduodu laikrodį teltoniką. Tarybinį laikrodį parduodu. Geras labai laikrodis. Nu tai gerai, parduodat, nu tai gerai, kaip man jūs surasti? Tai va mano numeris čia, aš iš Šilutės kaimo. Aš paprastas žmogus, man ten daug nereikia. O kur jūs, sakykite, gyvenat? Ne, tai kur aš gyvenu, nesvarbu, bet kur jūs gyvenat? Ne, tai aš tai gyvenu Šilutėje, o kaip man jums jie dabar vietė? Oi, nu tai ką, Šilutėje, tai kaip aš Šilutėje dabar? O tai kur jūs dabar esat? Nu tai aš toli nuo Šilutės esu. Jūs iš Kauno? Ne, O iš kur? iš Panevėžio. Pap iš kur? Iš Panevėžio. Pavilnio? Nu, O tai Pavilnys, čia kur dabar jisai man? tai ne. Nu tai kai jūs skambina dabar, nežinau, kaip susišnekėti. O tai jeigu aš jums jį privežčiau, mano šitą, aš turiu tą skataboikę, atvažiuosiu pas jūs, jo. No. Nu, kiek jūs norit? Bet čia pas mane ne tas, kur ant rankos, tas, kur ant sienos kabinamas. Nu, kur valgyklai būdavo, ta prie šitą, prie Leningrado aikštės, kur būdavo, nu. Nu, žinai, taigi būdavo tas, nu, jisai rodo ten medinė šitą, rėmas, juodos ekranas ir žalias skaičius šviečia, nu. Nu, kiek jūs norit? Nu, 0,7 butelį galiu atpaimti. Na. Už butelis Bėlava, nu. Tai ar parduosi man laikrodį? Daugiau atvežimus kainuos negu tas laikrodis. O tai kur tu gyveni? Nu. Tu iš Šeškinės? Nu, Tai aš irgi iš Šeškinės, tai aš galiu atnešti tau, nu, tą laikrodį. Jis man šviečia, aš nieko nematau visą naktį, aš negaliu užsimiegoti, nu, joptavai mat, nu. Aš tavo numerį radau laikraštis, tai man sakė, kad tu šitą iš Palangos esi, aš galiu privažiuoti prie tave dabar. Nu. kur tu gali privažiuoti, kur? Iš kur? Iki Plungės? Na. Nu, kur aš gyvenu, kokiam atstumį, kokiam... Ką? Negirdžiu. Kokiam atstumį, kokiam Plungės, aš ne Plungė gyvenu. O kur tu gyveni? Nu, bet tu neprivažiuosi, kur aš gyvenu. Kodėl aš privažiuosiu, ašgi turiu, blėt, tą samakatą, paspirtuką tą, joptų, nu, su motoru. Nu, bet kur tu kitą miestą važiuosi? Atvažiuosiu, aš tau atvešiu tą laikrodį, aš neturiu kur dėti, mane jau visą sielą, blėt, iščiulpė nahui. Nu, pasiimtų tą laikrodį supistą. Nu, tai jie gerai, nu, tai pasimu, nu, tai iš kur tu jį gavai? Džadai, tai man atidavė mano brolis, taigi ten šitie faringėjai jame. Ašgi negaliu, mangi visą ten šitą, cifravičiuoką visą išdergino maniau. Tai tau reikia, nu, elektroninį laikrodį, elektroniką, nu. Nu, tai gerai, reikia, tu atveši man jį. Nu, aš tau atvešiu jį. Kur?
į šitą, į kur tau reikia? Kur tau reikia? Į kitą miestą reikia visą. Kokį? Kokį? Nu, bet tu atveši į kitą miestą. Taip. Atvežti aš tau laikrodį. Nu. Nu, tai atveš, gerai. Kur atvežti mane? Kur? Į Panevėžį. Pavilšnį? Taip. Paimla. Kiek čia kilometrų nuo Šeškinės kalno šito? Kokia Šeškinės kalna? Kur tas Šeškinės kalnas yra? Prie Vilėjikos čia šitą, prie vakarinė aplinkelė. Nu. Tai iš kur tu skambini dabar, iš Vilniaus? Nu, iš Vilniaus skambinu aš tau. Nu, negi, blėt, iš Palangos. Nu, tai ne iš Palangos. Nu, tai gerai, atveši 100 kilometrų. Nu, o tai palauk. O ką tu man duosi? Aš galiu atvežti, o tu man duosi kažką tai? O ką tau duoti? Nu. Duosi? Ką tau duoti, aš nežinau. Ką tau duoti? Man reikia šitą, tu turi žemės ūkis? Ką tik? Žemė ūkį turi dizelį kokią tai bulvių maišų, ne? Neturi? Džadai! Neturiu. O ką gali duoti už laikrodį? Nu ką tau duoti, ką aš tau galiu duoti? 100 kilometrų iš? 100 kilometrų į vieną pusę, o po to atgal dar 100 kilometrų. O po to mažo, to dar laikrodis didelis, žinok. Didelis jisai, viskas kaip tu mėgsti. Nu. Nežinau, kalbį netausti. Nu. Tai kur man atvežti? Šitą Panevėžį, nu? Nu, atveši į Panevėžį. Nu, o kada tau atvežti? O kada tu nori atvežti? Dabar, Dabar naktį. Ir atveš. Tai aš gal pats nuvažiuoti. Kur? Nu, pas tave. Į Vilnių? Tai, o tu žinai, kur aš Šeškinė? Žinau. Sakyk adresą, tau. Šeškinės Šeškinės 4A. Šeškinės 4A, toliau. Būtus. 8 aukštas. 8 aukštas pas mane prieš paskutinis, kaip šitas, šitas. Prieš paskutinis aukštas pas mane 8 iš 9 aukštų, Ir kad... Negirdžiu. Gerai, nuvažiuosi. Kada? Kad teritorija. O kelintą valandą? Kada nori, kad tu sutarsim? Tai sakyk, kelintą valandą. 6:30 ryto atvažiuosi ar ne? Atvažiuosiu. Bet pas mane atenas didelis laikrodis, aš nežinau, kaip tu į autobusą dėsi jį, žinok. Tai kada man lauk tave? Kad sutarėm, 6:30. O tai tu parduosi man jį ar ne? Ką? Parduosi man tą laikrodį ar ne vieną dieną? Kaip parduosi, jį tu parduodi? Aš radau per šitą skelbiu LT, kad tu parduodi tarybinį elektroniką laikrodį. Tai aš noriu įsigyti laikrodį. Tai jis atėjo tu parduodi. O pas tave laikas tenais jisai juda ar ne? Ar visi pikseliai yra? Visi. Kiek? 4. O iš kur tu gavai jį? Gavau. Ką? Gavau. Kaip? Gavau, koks skirtumas iš kur aš gavau? O kiek nori už jį man?
A tu nori pirkti ar parduoti? Aš pirkt noriu, gi sakiau, aš ten nuo pradžių pokalbę. Tu sakė parduoti iš pradžių. Aš kurią pusę valandas rodo ir kurią pusę minutės pas tave? Į dešinę. 10, nu tai jau, tada gerai. Aišku. O sakyk, o tu kokį gyvulį turi parduot? Turiu. Kokį? A kodėl reikia? Arklį man reikia, visų plūgą. Ką plūgą? Nu, žinai, plūgą ką yra. Žinau. Nu, tai man reikia. Zarasų ZZZ FM'as. Labas vakaras, jūs pakliuvote į mūsų Zarasų vakarinį pralinksmink senolį radio FM stotį. Kaip jūs jaučiatės? Taip. Na, No. papasakokit, kaip jūs jaučiatės? Gerai. Na, Nu, kas no? Nu. No. labas vakaras, skambinu dar kartą iš Zarasų ZZZ FM'o ir norėjome pranešti, kad jūs laimėjote nemokamą pasiplaukėjimą tame akvariume su rykliukais. Kur galėčiau aš jums nusiųsti jūsų šitą voucherį? A kur nori tai siūsti? Ar galėtum man atsiųsti savo paštą? No. No. Galiu. Padiktuokit. Ką jums diktuoti? Mėgui, kaip akvariume paplaukimas. Mėgui. Tai ar jūs parduodate tą voucherį, kur su rykliukais pasiplaukit mėgui? Viską parduodu. Ir kokia kaina būtų? Euras. O rykliukai kokio amžiaus? 19 amžiaus. Ne kokio... Ką? Kokio amžiaus? Kiek jie metų? 19 amžiaus. Skaičiuokit. Nu. O elektroniką laikrodis, elektroniką parduodi ar ne? Man radau skelbimą, kad tu elektroniką laikrodį parduodi. Niekas parduoda? Nu. Parduodi ar ne? Laikrodį. Elektronika čia. Nu. Panevėžys, 20 eurų, nu. Kiek kainuoja? Ką? Kiek kainuoja? Aš tai noriu 50 eurų už jį. A kiek kainuoja jisai? Nu, 50 eurų jis kainuoja pas mane dabar, nu. Tai pas tave, pas mane. Jo. O tai tu pirks ar ne? Tarybinį laikrodį. Pas mane iš šitą, iš Valgų kopos pavogė jį vakarą. Jau tu pirks ar ne? Kas jį gaudė? Ką? Kaip? Nu, kas jį pavogė? Pavogė kažkas? A tu nori pirkti laikrodį ar ne? A jūs norit pirkti, ne? Kur dirbti? Ką? Ką? Negaliu, dėdai, su tavimi daugiau aš čia. No. No. Prašau.